Kaip žinoti, ar tai manipuliacija, ar aš prisigalvoju? Svarbus dalykas. Žmonės, kurie tikrai prisigalvoja, dažniausiai savęs tiesiog to neklausia. Aš esu Diana Vint, psichoterapijos praktikė. Šis klausimas atsiranda tada, kai tavo vidinis pojūtis nesutampa su tuo, ką tau sako kitas. Manipuliacija nėra atvira. Jis skamba kaip žodžiai, tu per daug jautri, tu per daug sureikšmini, tu viską ne taip supratai. Po tokių pokalbių lieka neaiškumas, o dar daugiau painiavos. Tu pradedi abejoti savimi ir kvestionuoti save. Svarbus kriterijus. Sveikas dialogas didina aiškumą, manipuliacija jį mažina. Jei po bendravimo su žmogumi tu jauti, kad turi teisintis, turi įrodinėti, kad tavo jausmai validus, save mažinti, kad tik būtų ramybė, tai greičiausiai ne tavo vaizduotė. Apie subtilias manipuliacijos formas ir kaip išlikti savyje santykiuose kalbu detaliau savo kurse.